Sveiki, aš Manfredas. Na, turbūt jūs mane prisimente po karnavalo kvietimo. Ir šiandien laidoje po stilę mes kalbėsime apie Midnight School. Praeitais ir užpraeitais metais vyko Midnight School renginiai Saulėtekio gimnazijoje. Na, gal jūs dar per miglą jos tik atsimenate, o šiandien mes bandysime paklausinėti gimnazijos mokinių, ką jie žino apie Midnight School ir kaip jie tai supranta. Na kągi, eime jų paklausinėsime. Malonu. Ar žinot, kad vyks Midnight School renginys mokykloje? Taip, žinau. Ir ką jūs žinot apie jį? Aš žinau, kad ten vyks naktis mokykloje, kur darysime daug visokių... Ir kokia nuomonė apie ir šitą renginį? Žiauriai gera. Žiauriai gera, dalyvausit? Aišku. Sveikas, Dovydai. Sveikas, Manfredai. Kaip tu jauties? Alkanas. Aš kiek mačiau iš praeitų metų tai, kad tu dalyvavai Midnight School renginy. Aš buvau organizatorius. Netgi organizatorius. O kaip tu jauties dabar? Taip nori dalyvauti šiais metais Midnight School renginy? Jeigu pakviesit. Jeigu pakviesim. Nu gerai, nu. Jo, skanus. O pavyzdžiui, ko tikės tu iš renginio? O ko aš nesitikiu? Bus žiauriai awesome, iš tikrųjų žiauriai awesome. Tai aš dalyvausiu tada, jeigu pakviesit. O jūs pakviesit? Jo. Na kągi, atvyko man pas anglų kalbos mokytoja. Labadiena. Labadiena, bet aš dėstau lietuvių kalbą. Atsiprašom, kad buvo parašyta anglų. Ar jūs atsimenat, kad tai vyko mokykloje? Taip, žinoma. Ir ką jūs atsimenate iš šito renginio? Tiesiog aš skaičiau internete, mūsų svetainėje ir nuotraukas žiūrėjau ir mačiau, kad tikrai buvo labai įdomus renginys. Na kągi, jūs patekate į laidą po stilę. Ir labai norėtumėm užduoti klausimą, ar žinot, kas yra Midnight School? Tai renginys mokykloje, naktis mokykloje. Taip. Ir kokia nuomonė jūsų apie šitą renginį? Manau, kad tai renginys vienas populiariausių tarp mokinių, į kurį kviesti nieko nereikia, patys ateina ir daug turėtumėt sulaukti dalyvių. Ar žinai mokykloje vykstantį renginį Midnight School? Taip. Ar norėtum su jame sudalyvauti? Ne. Liūdna. Taigi, ar tu tikrai laukia renginio ir ar mes tave galėsim pamatyti jame? Taip, jūs manęs galėsit pamatyti. Ar žinai, kada jis vyksta? Balandžio mėnesį. Taip, tu šitam renginiui esi per gera. Ne, tiesiog tu manęs neinformavai. Jis vyks gegužės 8-9 dieną. Nu, tu man anksčiau sakėjai, kad bus balandžio gale, tai aš ir dabar esu tokias smaišęs. Ne, aš tau nesakiau, kad bus balandžio Taip, gale. tu sakėjai. Ne, tu nepažįsti mėnesį. Man dar kalbėti jį, tai tą jį. Sveikas, Sveiki. tu patekai į laidą po stilę. Ir taigi mes norėtumėm tavęs paklausti apie Midnight School renginį. Ar tu žinai, kad vyksta mokykloje? Taip, žinau. Ar labai lauki jo? Nenormaliai. Nenormaliai, praeitais metais dalyvavai? Jo, buvo organizatorius, žiauriai gerai suorganizavom. Ir kaip sekėsi tau pačiam? Super ledas. O šiais metais tave pamatysim? Būtinai. Kaip būsi apsirengęs per Midnight School, kad galėčiau tave pastebėti ir kad kiti sužinotų? Nebūsiu apsirengęs. Sveiki, stoju prie šitų trijų jaunuolių. Taigi, ar jūs žinot apie Midnight School renginį ir ar jūs norėtumėte jame sudalyvauti? Gerai, iš naujo viskas, paskutinį kartą. O ar turi naminių gyvūnėlių? Taip, turiu. Kokį? Šunį. Šunį? Taigi, ar tu gali pasakyti mums ką nors apie Midnight School renginį? Aš kiek žinau, kad tu esi organizatorė šio renginio. Taip, ten bus daug garso, daug šviesų ir visų mes ten laukiam. O kada jis vyks? Gegužės 8-9 dienomis. Ar tu jo pati lauki? Labai laukiu. O kas ten bus gero? Kam gali mums prižadėti? Garso ir šviesos. Ar dalyvausite? Jeigu pakviesit. Ar dalyvausite? Jeigu pakviesite. O ar jūs ateisit? Jeigu pakviesit. Kas trečias jaunas asmuo patiria savižudybę. O kas penktas pasaulyje gyventojas serga depresija. Kad nebūtų depresijos ir pamirštumėt blogą nuotaiką, atvykime į Midnight School renginį. Pamiršime blogas nuotaikas ir atrasime gerą nuotaiką. Taigi, šią gaidą ir pavyksime laidą po stilę. Ir registruotis galite į Midnight School renginį pas bet kurį mokinių parlamento narį arba pas Liną Jakubauskienę. Susitiksime artimiausiu metu Midnight School renginį, kuris vyks gegužės 8-9 dienomis. Ačiū Jums.